Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes aptarsime kitą sprendimo būdų 17 metų antros užduoties. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs prisimenate, mes turime nuskaityti stačiakampius ir nurodyti, kaip atrodys galutinis paveiksliukas. Jeigu dar nematėte praeito video, tai siūlau dabar peržiūrėti jį. Tai mes paimsime sprendimą, kuris pas mus buvo parašytas praeitos pamokos metu ir jį truputį perrašysim. Tai dabar vietoj to, kad turėti visą imidžą, mums nereikės saugoti viso imidžo ir nereikės nunulinti to imidžo, mes nuskaitysime visus stačiakampius ir turėsime masyvą stačiakampių ir dirbsime su tuo masyvu. Tai mes žinome, kad maksimalus stačiakampių kiekis yra 100, tai 100 stačiakampių ir sukursime. Toliau mes nuskaitome duomenis ir čia padarysime vieną mažą pakeitimą. Mes nurodinėsime ne tašką, iki kurio turime eiti, o tašką, kur pasibaigs mūsų stačiakampis. Tai mes dar atimsim vienetą ir iš x, ir iš y. Ir čia mums jau nereikės kviesti funkciją drawRectangle. Mes taip pat žiūrėsime, kur pas mus yra maksimalus x ir y. Ir kai mes nuskaitėme tą stačiakampį laikiną, tai tą stačiakampį ir turime priskirti mūsų masyvo tam tikram elementui. Ir dabar mes turime parašyti funkciją, naudojant kurią galėsime ištraukti tam tikrą pikselį iš mūsų paveiksliuko. Tai iš tos funkcijos mes atiduosime atgal color tipą ir pavadinsime tą funkciją getImagePixel. Ir ką mes dabar darysime? Mes turim eiti nuo paskutinio stačiakampio, kuris buvo nupieštas paskutinis, ir jeigu tas pikselis, kurį mes norime nupiešti, patampa į tą stačiakampį, tai mes ir grąžinsime stačiakampio spalvą. Jeigu tas pikselis nepatenka nei į vieną stačiakampį, tai mes turime atiduoti baltą spalvą. Tai ir padarysime taip, kad mūsų ciklas eitų nuo paskutinio stačiakampio. Tik nepamirštam nurodyti, kad į tą funkciją pas mus ateina ir stačiakampių kiekis. Eisime tol, kol i yra didesnis arba lygus 0 ir kiekvieną kartą tą i mažinsim. Ir tikrinam, jeigu x didesnis arba lygus x pirmam, arba mažiau arba lygus x antram, ir taip pat patenka nuo y1 iki y2, tai tada radome tą tinkamą mūsų stačiakampį ir atiduosime rezultatą. Priešingu atveju, kaip ir sakiau, atiduosime default rezultatą. Ir čia mums reikės gauti tą pikselį ir išvesti informaciją apie tą pikselį. Tik čia mes turime prie max y ir max x pridėti dar vienetą. Nes mums reikia nurodyti vaizdo dydį, o prasideda pas mus skaičiavimas nuo 0. Tai dėl to ir pridedam tą ++, nes prieš tai mes čia darėme minus vienetą, kad naudoti daugiau lygų ženklą. Tai paleidžiam tą kodą ir pažiūrėsime į rezultatą. Tik mes pamiršome vieną dalyką ištaisyti. Mes turime pradėti ne nuo rectCount, o nuo rectCount -1, nes paskutinis indeksas tai count -1 visą laiką. Jeigu mes turime 10 elementų masyve, tai indeksai bus nuo 0 iki 9 visą laiką. Tai ir čia dėl to turime atimti vienetą nuo kiekio. Ir dabar tą kodą galim pateikti ir pažiūrėti, ar jis tikrai praeis visus testus. Ir dabar, kaip jūs matote, yra ir kitas sprendimas tos užduoties. Ir jis irgi praeina visus testus. Parašysime tą patį taikant Pythoną. Tai parašysime tokią pat funkciją, kad galime būtų gauti pikselius iš stačiakampių mūsų ir praeisime pro visus stačiakampius atvirkščiai, nuo paskutinio. Tai tam mes turime parašyti prie rects tokius kliaustus ir nurodyti -1. Tai sakome, kad einam nuo pirmo iki paskutinio ir žingsnis -1. Tai einam nuo paskutinio iki pirmo dabar. Na ir galima iš tikrųjų tą dalyką parašyti taip. Jeigu x1 yra daugiau arba lygus x-ui, arba jeigu jis mažiau negu x2. Bet padarysime lygiai taip pat, kaip ir C++ sprendime. Rašysime mažiau lygų ir kai nuskaitome tos dalykus, kai kūrėme stačiakampį, tai čia dar atimsim vienetus. Ir jeigu mes neradome tinkamo mums stačiakampio, tai mes atiduosime baltą pikselį. Ir dabar čia vietoj imidžo pas mus bus stačiakampiai. Mes tą stačiakampį nuskaitome ir iškart pridedam prie visų stačiakampių. Na ir po to tikrinam x ir y. Tik čia prie tų dviejų reikšmių mes dar pridėsime vienetus. Nes kaip prisimenate, mes tam atimam vienetus, tai čia turime pridėti. Ir išvesti atitinkamą pikselį. Na ir dabar sakome, kad paimam tą rezultatą, kuris pas mus ten buvo, ir išvedam jį į ekraną.
Ir paleidus tą kodą, kaip jūs matote, mes gauname lygiai tą patį sprendimą, kuris čia ir taip buvo. Ir kaip jūs matote, tas kodas irgi praeina visus testus. Tai toks yra kitas sprendimas. Jei turite klausimų, galite juos parašyti komentaruose. O jei norite užsakyti pamoką, tai galite padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.